Energijos ištekliai. Atsinaujinančioji energija, kitaip negu iškastinio kuro teikiama energija, kyla iš neišsenkančių šaltinių – saulės, vėjo, upių, vandenynų ir biomasės. Nors biokuras yra deginamas, bet energija iš atsinaujinančių šaltinių, palyginti su iškastinio kuro energija, yra labai švari. Vėjo elektrinių parkai. Tai vėjo turbinos gamina elektrą. Kai vėjo sukamos mentės, suka elektros generatorių. Potvynio energija. Vandenynų potvynius galima pritaikyti, kad jie gamintų energiją. Potvyniai ir srovės suka dideles turbinas įrengtas po vandeniu ir gamina naudingą ir švarią elektrą. Saulės teikiama energija. Saulė per 1 sekundę išskiria daugiau energijos, negu jos buvo sunaudota per visą žmonijos istoriją. Tinkamai pritaikius Saulę galima patenkinti visus ateities energijos poreikius. Vėlesniais metais tikimasi daug plačiau panaudoti Saulės energiją. Biokuras. Augalai gali būti atsinaujinančiosios energijos šaltinis. Tarkim, iš rapsų spaudžiamas aliejus gali būti naudojamas kaip atsinaujinantis kuras.